Sveiki žiūrovai, bus Viliaus liudijimas. Labas vakaras. Labas. Žinau, dabar vyksta labai daug renginių aplinkui, visokių apdovanojimų, ten mamo, tėčio, gramo, ar gramiko, kad ten apdovanojimai. Ir visi eina, dėl savo dievukų, ne? Daug žmonių prisirenka. Ir kaip nuostabu matyti žmonės, kurie, ne dėl dievukų, ne dėl stabų atėjo, o dėl vienintelio šio gyvojo Jėzaus Kristaus. Čia nuostabu žmonės esat. Fainai, šlovė jam. Amen. Galėjai Kęstai vis dėlto kalbėti valandą laiko. Gerai, trumpai, tai buvau blogas, po to neutralas toksai, tikėjau, ir po to sužinojau, kad esu šventas. O jeigu rimtai, tai tikėjome su 33 metai. Aš iš tos bangos 90-ųjų esu Vilnietis, bet gyvenu dabar Klaipėdos rajone. Turiu nuostabią žmoną, Rytavas sėdė. Tai užauginom 7 vaikus, dabar 6 anūkus turim. Tai va, o jeigu įmant nuo pat pradžios, tai aš jau turėjau būti 5 ar 6 kartus miręs, 3 kartus paskendęs ir nežinau kiek kartų turėjau būti žuvęs avarijoje, nes labai mėgdavau važinėti girtas. Ir kai atvažiavau čia į Klaipėdą, iš manęs atėmė teises. Ir čia aš pasimokiau ir iš tiesų suradau bažnyčią, esu miesto bažnyčios narys, tarnautojas. Buvau netikintis visiškai žmogus. Ir tai ta įtaka, kad aš netikėčiau Dievu, padarė bažnyčią. Ir lygiai taip pat bažnyčia padarė taip, kad aš tikėčiau Jėzumi Kristumi. Kai man buvo 7 metai, aš ėjau į komuniją. Ir su manim buvo tokia mergaitė. Žinot, tais laikais, čia buvo 80 metai, ėjau su tokia mergaitė irgi 7 metų. Ir šventė buvo, atrodo, bažnyčiai tokia graži šventė, viskas. Ir po visko aš sužinau, kad tos mergaitės tėvas nuskendo prieš 15-20 minučių. Ir man kaip vaikų klausimas iškilo, palauk, Dieve, jeigu tu esi, dabar čia šventė, kaip mums tikino, ir čia skausmas vaikui, jis netenka tėčio, tai tavęs vadinasi nėra, tave apgaudinėja, tu nedaleistai šitokių dalykų, vadinasi tavęs nėra. Ir kadangi sistema buvo sovietinė, komunistinė ir ideologija mokykloje, Dievo nėra, ir aš patikėjau, komunistinė ideologija, Gagarinas buvo danguje, nerado, nesusitiko su Dievu. Ir visą tą laiką iki 19 ar 18 metų aš netikintis buvau, dar blogiau. Aš niekinau kunigus. Aš, kadangi esu Vilnietis, mes gyvenom Vilniuje ir turėjom, tais laikais čia prieš 90-us būdavo chebros arba kompanijos, grupiruotės tokios. Ir, mes eidavom prie bažnyčių, niekindavom kunigus, visokių nesąmonių darydavom iš jų, nes matydavom tą melą, kurį jis skleidžia, kai jie kalba, netitinka, tai, kai jie kalba, netitinka jų gyvenimą, nes mes matėm labai daug girtų kunigų, paleistuvaujančių kunigų, daug visko, tiesiog. Ir kadangi, sakiau, kad Dievo nėra ir kunigai apskritai čia, tai yra, priešai visuomenės, tai galiausiai aš įsivėriau į Vilniaus brigadą ir ten jau prasidėjo toks įdomus gyvenimas. Bet įdomiausia tai, kad tik įėjęs ten prasidėjo veikla, daug dalykų pridarėm ir kai daugelis liudija, kad įtikėjo tada, kai buvo labai blogai, būna blogai labai visiškai, ten narkotikose prasigėręs, man nebuvo blogai. Aš gerai gyvenau, aš turėjau chebrą, turėjau užsiėmimų, veiklos, daug visko ir man buvo gerai. Ir kada mane pakvietė į profsąjungos rūmus, sako, ten bažnyčia renkasi kažkokią.
bažnyčia, kunigai, labą dieną. O kadangi aš netoli gyvenau, susirinkom 8, eisim tvarką padarysim su tais kunigais. Išvaikysim mes tos veikėjus ir bus tvarka. Kada mes užėjom į profsąjungos rūmus, ten buvo virš 1000 žmonių. Ten rinkosi masiškai, kas prisimena 90-osios, žinot, 91 čia buvo. Ir kaip mes užėjom, noras kažkaip tai, nes kunigų tų, kurių įprastų mes nematėm. Paprasti žmonės atėjo, krūva žmonių, smagiai leidžia bendrauja laiką, prasidėjo šlovinimas, kurio nesupratau, kas ten vyksta, chaosas, žodžiu, ten, trankus. Ir dabar, kai aš išgirstu, kai šlovina, čia vis tiek, tai 90-ųjų metų šlovinimas, jis tai lygia širdie, čia išgirsti giesmes, ar jūra pas mus būna, karts man kartą praveda šlovinimo maldos vakare, tų 90-ųjų šis vis tiek paliečia, kitoks. Ir toks trankus buvo, išėjo pastorius, dėjo tokį gerą pamokslą, vos ne kaip Jėzus Copperfieldas, nes jis darė stebuklus. Ir aš, kas čia per nesąmonės, kas vyksta? Ir įsivaizduokit, po to pamokslo kviesdavo visą laiką atgailai. Ir nežinau, mes visi 8 nuėjom atgailauti. Visi 8. Dalį mūsų ten stūmė, nes ten tie, kurie norėjo, nes kviesdavo, bet nuėjau. Atsimenu maldą, kad meldėmės. Ir tuo pačiu aš gavau Šventosios dvasios krikštą, aš pradėjau kalbėti kitom kalbom. Ir galvojau, čia tai iš vis nesąmonė. Eini kažką tai mėginėjau, nes man ten paaiškino, kad čia taip tai ribučiai, šventoji dvasia mokė, nieko aš tai nesupratau. Bet aš tuo metu palydėjau 2 sesės jau tuo metu namo ir pats ėjau, pradėjau melstis. Sakau, jeigu tai tikra, pabandysim. Ir viduj kažkas kunkuliavo, aš meldžiausi ir nesupratau, kame čia dalykas. Kada aš atėjau namo, radau verkiančią mamą. Sakau, kas atsitiko? Sako, prieš 20 minučių vos dėdė mano neužmušė. Tai čia tas laikas, kai aš pradėjau stipriai melstis kitomis kalbomis. Ir būtent ten atsitiktinumo dėka jisai parkrito ant smilkinio, į stalą atsitrenkė, bet taip giliai nepasiekė ir jis liko gyvas. Ir aš supratau, kad tai yra liudimas, kad tai yra tiesa. Nes man biškit pasako, kad kitos kalbos tai yra užtarimo malda ir Dievas dar ją daro. Tai buvo man liudimas. Ir tada jau prasidėjo mano tas gyvenimas bažnytinis, aš pradėjau tarnauti, mes evangelizavom daug po visą Lietuvą, visur. Mūsų buvo labai daug, tarnavom ir aš matau čia daug veidų, kurie iš kitų miestų, nes važinėja, pamenat, mažytę palapinę, buvo didelė palapinė, kuris stovėjo prie Lazdyno, ir daug veiklos buvo. Ir einant laikui mes pervargom visi, nes, veiklos buvo daug, evangelizacijos daug, neįsimiegoję, nepavalgę, žodžiu, bet dėl Kristaus darysim viską, užkariausim Lietuvą ir šūkiai, būdavo Lietuva, Kristui, ir tai atrodytų gerai, bet visi pervargom ir aš pasitraukiau iš bažnyčios, prasidėjo alkoholis, prasidėjo gyvenimas, žodžiu, turėjau šeimą, išyro šeima ir likau vienas. Ir žiauriai prasigėręs. Aš čia trumpinu, nes, aš kai liūdėjau bažnyčiai, tai buvo iš valandos, smulkmenas pasako, bet čia tokius. Ir alkoholis, kai sako, kai tu išeini, pasitrauki nuo viešpatės, tau būna dar blogiau negu buvo iki šiol. Taip kad, kas bebūtų, nesitraukit, kiek besunku bebūtų, žinokit, kad, ten, jeigu grįšit atgal, jūs labai staigiai, negana to, kad jūs suniekins, nes jūs ten neturėsit bendraminčių. Jūs būsit pažymėti vis tiek, jūs kitaip kalbat, jūs, kitaip elgiatės, jūsų mintis kitokias, neikit atgal. Kiek įmanoma, būkite tokiose bendruomenėse, būkite čia, susirinkite, bet pasilikite, nes nuo to tikėjimas nepriklauso, viešpats šalia jūsų, bet vienam yra sunku. Ir kada aš taip pasilikau, aš pradėjau gerti labai stipriai, išyro šeima, teko palikti būtą, kurį nuomavomės, aš persikėliau į sodo namelį, gyvenau beveik metus laiko be elektros, be nieko, žodžiu. Ir, aš dirbau kažkiek tai, bet per didelį laiką tai aš gerdavau. Bet viduj
buvo sudėti teisingi pamatai. Aš su viešpačiu buvau visą laiką. Šauksmas, maldos būdavo, nors kiek aš girtas bebūdavau. Ir galiausiai, viešpats supažindino mane su būsima žmona. Mes daug kalbėdavomės, jai buvo sunku, man buvo sunku, mes susikooperavom, galiausiai jinai mane atitempė čia į šitos kraštus. Nors pranašai buvo, kad aš pražūsiu, kur tu važiuoji į Lietuvą, čia į Klaipėdą, tu tai nieko nepažįsti. Sakė, tau šakės bus. Atvažiavau čia, man tą patį sakė, tau čia bus šakės. Bet didžiausias noras buvo, kad mes kartu grįžtume pas viešpatį į bendruomenę. Į bendruomenę. Ir mes biškį lankėm liuteronų bendruomenę. Čia Šilutės daugiau, Pagėgių, bet jų mokymai šiek tiek prasilenkia su evangeliniu mokymu ir ta konfrontacija visą laiką, ir kada tu paragavęs tos tikrosios malonės, tos meilės tiesos, nes pilnos evangelijos bažnyčios jos šiek tiek turi kitokius mokymus. Ir tai konfrontavo ir viduj, man sakiau, aš noriu kažkokios kitos bendruomenės. Ir galiausiai mus pakvietė į Klaipėdą, mes nuvažiavom tiesą į Vilnių, atėjau į tikėjimo, aš iš tikėjimo žodžio, atėjau su žmona kartu, kaip sūnus palaidūnas, ir galvoju, čia dabar šakės bus. Ten visi be abejo laukia, sako, pagaliau mes tave išmeldėm. Pasirodo, visus tos 17 metų buvo žmonės, kurie už tokius kaip aš meldėsi ir mes grįžom. Taip kad žinokit, maldos veikia. Melskitės už tos žmonės, kuriuos pažįstat ir jie yra atsitraukę. Melskitės ir pamatysit, nes aš to liudininkas ir visas mano išdidumas, kad aš čia ryžausi, žmonėm meldėsi ir viešpatės dvasia, jinai atvedė į bažnyčią. Galiausiai man parekomendavo miesto bažnyčią, taip mes su žmona atėjome į miesto bažnyčią, galvojom, kad čia pasižiūrėsim kažkaip per bendruomenę, bet kai mes atėjome, ten pasirodo vos ne 30% iš 90 metų. Ir Sauliaus tėvai man labai gerai buvo pažįstami. Rytą dar Brazaitinę sutikau. Ta prasme, visi tie, kurie buvo arba meilės, arba tiesos, arba tikėjimo žodžių žmonės. Ir taip aš įsijungiau į tarnavimus, vardarių tarnavimus, dabar tarnauju maldos, bet viešpats jisai kaip paėmė, jisai padarė širdį, nors kitokią širdį, mylinčią širdį, kuri myli žmonės, nes jisai pirmas pamylo. Aš dabar biškį kitaip matau supratimą, kai sako, mylėk viešpatį visą širdimi. Kaip tu ją mylėsi, jeigu tu neturėsi jo meilės? Visų pirma, jo meilė ateina į tave ir tada tu gali mylėti artimą ir mylėti viešpatį. Tik tai taip. Taip, bet žinokit, viešpats su jumis gali daug dalykų padaryti nuostabių ir jis jau daro. Jeigu jūs čia esate, tai yra stebuklas. Amen. Ačiū. Geras liudijimas, ačiū.